Sveiki, su jumis Salto Gaming ir aš šiandien darau savo naują video. Ir ką per šį, ir ką čia per video aš darau, tai jeigu kas nežino, Dragon Ball Online Global, naujas Dragon Ball Online serveris, o pats Dragon Ball Online tai yra labai senas. Ir jo, čia yra kaip test serveris, tai negalvokit, kad daug serijų bus. Maždaug apie 10 gal bus. Gal padarysiu savo draugą šitą charakterį, nes aš su savo draugu žaidžiam ant naujų charakterių, šitas tai beveik aš nežaidžiu. Su šituo kartais, kai atsibosta su savo šitoje žaisti, aš su šito nežaidžiu, nes čia su draugu žaidžiu aš. Tai galim susikurti naują charakterį. Jeigu norite daugiau serijų, tai spauskit like mygtuką ir parašykite komentarus, kad norite daugiau. Jo, dabar pasirinkim fokus. Afro. Paprasta tokia. Švis. Nelabai. Jo. Šis kaip mergaitiškai kažkokie atrodo. Šitie tokie šiaušiai nelabai lygas. Tai jos tokiais galim varyti. Šis ateina su juoda. Ir vėlį. Oi. Ne, tokia taksi jau kažkaip labiausiai. Jau tokia. Ir čia yra 3 rasės, tai yra Namekas, yra Majinas, galim porą random paspausti. Čia mergaitė. Oi, čia Wonder yra, tai tipo kaip healeriai ir čia tipo kur daužosi. Čia mergaitė. Jo, porą random gali paimti. Tada eina Namekai, čia yra Dragon Clanas, tai kur gydo, vienas čia mano šuo. Ir yra Warrior, tipo kareiviai, tai galima porą random visokius. Ne. Oi, ne. Ką aš čia padariau? Tai yra spiritualistas, tai kur gydo žmonės. Čia merga. Jo. Tai mes eisim su Darnu ir eisim su šio. Tada jo. Jo. Eisim šitai. Jo, ir dabar šaušaisi šūnį. Jeigu nori, kad daryčiau facecamą, tai rašykite komentarus, padarysiu. Ir dabar noriu pasvadinti Matifa. Jo, okei. Ir galim paspausti start ir čia nulis. Va, matot, kaip bijau G. Gdlg. Tai jeigu, sakau, kad norite daugiau serijų, tai paspauskit like mygtuką ir parašykite komentarus, kad norite daugiau. Padarysiu, kiek galėsiu per savaitę. Dabar atostogos, tai galiu, ką žinau, pabandyti kasdieną, bent jau vieną epizodą. Jo, nesakau, šitas žaidimas yra smagus. Jeigu žino Dragon Ball Xenoverse, tai čia man kažkaip geriau negu jisai. Čia yra taip daugiau ir kaip Open World, MMO. Jo. Tarp šito žaidimo irgi yra Dragon Ballai. Jo. Ir jeigu norite Super Saiyaną, tai būtinai reikia surinkti visus 7 ir būti 40 level. Ką žinau, stengsime kuo greičiau.
sakau, jeigu, kai, ką žinau, liko gal pusę metų, nežinau, dar gal ilgokai, kol, kai jau atidarys pilną versiją ir tada gal antrą sezoną padarysiu savo draugu. Gal ir pirmam sezone aš padarysiu, jeigu norėsit. Sakykit, jeigu norite, kad su savo draugu. Jo, ir dabar atsiradome šį čia. Esame toks jau mažutis. Jo. Tai dabar reikės šitą tipo puostyti. Ir nekreipti dėmesį į lagimą. Nes čia, sakau, test serveris, kur ten testuoja visų daiktų deda. Aš žinau, ką čia pirmais questas daryti. Ir dabar čia tipo komandas eiti žudyti. Jo, sakau, čia būna, kad taip pasidugina, kartais reikia restartuoti. Tai iš tikrųjų galim pasimti savo pirmasius skillus, paspaudę K. Paliksiu linką į description, jeigu jums patinka šitas žaidimas. Jo. Dar galim patirties paspausti. Jo, čia kartais įsibūmė, kažkas atsiranda. Dabar galim panaudoti pirmą skillą. O tasai F1 ką daro, tai tiesiog pasibūstinat save. Tipo daugiau damage darytų. Ir jeigu girdite pašalinius garsus, nepykite. Čia man šuo. Jo, čia ryškiai susibūdina skillai. Čia tu nespėjęs trenkti jau rodo, kiek jau nuimi, pavyzdžiui, matot, iš karto nuimi. Sakau, čia yra kaip beta versija ar alfa, aš nežinau. Ir čia va gaunate tokių būtų, kaip pinigų gaunate. Pavyzdžiui, plus 10 zemių. Dabar einame vykdyti šitą questą. Padarysiu gal per epizodą 3 questus, nežinau. Jo. Dabar nuteleportuosim mūsų naują village'ą. Jo. Čia yra daug tų questų visokiausių čia per laikus vaikščioti. Ir gasimo naują armorą. Dabar reikia nueiti iki popustovų. Čia ką tada F9 veikia. Dabar jo levelukas, dabar galime paimti šitą ir atidaryti dovaną, kad gautume tam visokiausių dalykų, pavyzdžiui, čia flying, kad skraidyti galėtume. Ir tada šitą galim pasidėti ant 6. Taip. Gal įvysim questą, priimsim. Jo, čia sakau, čia daug tų questų yra, tai jūs net neįsivaizduoju. Jo. Kaip sakiau, aš esu čia testo serverį, o kas per testo serveris, tai yra toks dalykas, kur nusipirkiu už pinigus. Kad į testo serverį patektumėt, tai jau.
Dabar čia einam priešus kovoti. Tie priešai yra silpni, tas pala. Jo, nuskėlas. Nuskėlas labai yra šitą nuo... Ane 6 level. Tasai irgi geras skillas yra. Atsiprašau už tokius flagus. Dar šitą žūtą. Jep. Ką noriu pasikeisti. Dabar turėtų to pasikeisti. Nu. Ką matau dabar užsidėjom mėlyną. Čia visokiausias, kas per postus eina levelius kelios ir naujus armorus gauna. Jeigu norite, kad padaryčiau epizodą su savo tuo didžiausiu leveliu, tai sakykit. Dabar mums šitos reikia daužyti. Gauname už tai XP. Per šį epizodą bent jau iki 5 levelio norėčiau paskelbti. Arba bent jau 4. Dar 2. Pasibausime. Šitą, normalį damage. Tada dar vieną. Čia. Jo, padarėm questą. Gal čia va, rodo status, pavyzdžiui, LP yra tavo gyvybės. EP tai tavo key, arba taip, o RP tai ten irgi, bet reikia power up skillo. Jo. Yra tokie dalykai kaip time rip, tai reiškia laiko teleportacija, tenais kitą laiką nusiteleportuosiu. Bet kol kas šitokių postų tai nėra, tai pavyzdžiui, nesitikėkite, kai gausim power upą, aš tiesiog kaip įsijungsiu toksai GM. Tai, nu, tipo, žaidimo administracija, aš paprašysiu jį to skillo. Jo. Kai žaidimas išeis, tai aš kaip naujas serijas pradėsiu savo draugų gal. Čia kol kas tokie maži questai. Čia kai pasėsime serijas, tai jau bus tokie normalūs, kur reikia ten žudyti, ten daug questų prisimti. Šitie questai, tai tokie lengvi. Except. Vėl gal. Čia toksai kaip pirmas mini epizodas bus. Dabar jau gaunu biškį daiktų. Jisai dar biškį questai reikia. Dabar šios galim pasimti questą. Na, taip. Kara village. Jo, čia kaip matote, dar vienas žmogus yra. Čia tarp šito miestelio daug nėra žmonių, iš visai tarp kitų miestelį ten išėjo. Nu, čia mano tik tais 3 diena tarp šitos serverio. Sakau, šitas žaidimas yra iš tikrųjų smagus, bet pirmas misijas kartais užknisa.
Ai, jau čia dabar galim šitą įvykdyti greitai telefoną, pavyzdžiui. Daugiausia žmonių tarp šito village'o yra, nes arena tai visiems, kam atsibosta questai, ten eina ir PvP daro. Kartais ten eventai yra. Kaip dabar gali būti, kad bus eventas. Galim atgal nusteleportuoti ir vykdysim questą. Jau kaip matote, daug questų vykdyti. Maliai 3004 km. Čia ilgai reikia pabėgti. Tai va, čia rašo, tipo, vystysis, ką daro viską. Jau galime šitai. Čia biškiai užtrunka, kol pakrauna. Ravar. Tai galim greitai kitą įvykdyti. Ir dabar varom greitai kitą miselį. Įdedam diską, kad čia važiuotų. Ir dabar galėtume šitą duoti questą. Dabar pasidedas questą. Tada dar čia biškį pasipažinėsim. Zibeitas kažkoks. Dabar pasiduos questą. Cept. Einam dabar pas tą. Jo. Šitokie questai biški. Tai užtisa. Tas gal. Bus gerai. Va. Jo, dabar galim važiuoti, jeigu čia dabar dar tas ožys. Čia angliškas postas, aš ne. Jau šitas postas jau pilnai angliškai išverstas. Ir tikiuosi čia greitai. Ai, ne, pala, šitas gali būti dar tos man postą. Tiktais. Jo, šitas dar duos postą. Ai, ne. Gerai, su šito miesteliu beveik baigiam. Dabar galim greitai tenais nudaryti ir pabaigti questą. Ir galvoju, gal šiandien užteks mums. Jeigu norite, sakau, daugiau serijų, tai paspauskit like mygtuką. Jau dabar pilnai apsirengiam. Nors šitą dar čia, kaip pamenu, reikės užkilt. Pasitengsiu kiekvieną dieną bent jau po 2 arba 1 slugą padaryti. Priklausant nuo mano draugo ir jisai bus pasimės ar ne, ir jeigu jisai norės. Gerai, šitą paimsiu. A, šitą tai ilgai užtrunka. Kol tokius padarai. Jo, galime lygti, dabar vėl kovosim. A, ne, kovot. Gerai, varom kovot. Kaip čia daryti?
dar yra tokių, kur žiauriai lengva, pavyzdžiui, tarp korinių tai ten tokio lygio mes pralaimėtume, nes mano 12 levelio charakteris visą laiko prieš juos. Tai jo. Ai, ir čia 30 levelio galite vykdyti tokį postą, kur, tipo, nu, užaugti. Nu, blemba, nu. What the hell? Kas čia vyksta? Nugalim. Paskutinis šitas. Tada grįžim atgal. Tai pasas. Ir tikėkime mes pasieksim 4 levelį. 5 levelį aš žinau, kur gauti tą drakono pirmo rutulį. Ai, ne, palauk, šitas jau. Galima varyti. Vykdysim questas ir kiek ten šitą gausim. 200. Šitą 900. Tai kažkur paskelsim gal. Jeigu ne, tai užteks. Arba galėsim biškį Saibameną pažadėti. Kad pasikeltume 4 levelį. Jo, biškį atvirktų. Pavarėm. Buvom. Šitą duodam postą. Galim šitą nuveikti. Nuo šito. Britvus mūsų. Arba mopedą. Jo paskelsime levelį. Gerai. Visai. Kam čia dar? Duoti vieną postą. Jo šitam ten Šinhanui apsimetėlį. Neturi 3 akės. Ir paskėlim levelį. Esam 4 levelio ir dabar galim pridėti dar vieną postą, kad daugiau biškį XP gautume. Jo, gerai. Violetiniai popai, žinau. Gerai, revard. Galime užsidėti dar vieną kapsulę dalyką, kur galime užsidėti daiktus. Jos štai tai galime skristi. Oi. Gerai, K ir nežinau, šitas. Buffas. Dabar dar vieną turime, tai aš paskelsiu šitą levelį, kad stipresnis būtų. Tai. Ačiū, kad žiūrėjote. Su jumis buvo Arsais LTO Gaming. Tikiuosi jums patiko. Jeigu patiko, spauskite like. Jeigu esate naujas mano kanale, paspauskite subscribe mygtuką. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito epizodo.